Dzisiaj czeka na nas nie tylko koncert z udziałem różnych zespołów, ale także będziemy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, które połączą nas z przeszłością. Warsztaty garncarskie przypomną nam o dawnych rzemieślnikach, którzy własnoręcznie tworzyli codzienne przedmioty. A warsztaty pieczenia chleba pozwolą poczuć tę samą ciepłą atmosferę i wspólnotę, jaką czuli nasi przodkowie, dzieląc się kromką codziennego chleba. Tegul ši diena primena mums, kad praeitis ir dabartis yra neatsiejamai susijusios ir kad mūsų tradicijos bei vertybės yra stiprus pamatas, ant kurio statome savo ateitį. Niech ten dzień przypomina nam, że przeszłość i teraźniejszość są ze sobą nierozerwalnie związane, a nasze tradycje i wartości są solidnym fundamentem, nad którym budujemy wspólną przyszłość. Džiugu, jog šį vakarą kartu su mumis yra vicemerė Jolanta Bucevičienė, taip pat administracijos direktorė Dovilė Daudaitė, o į sceną kviečiame mūsų Trakų rajono merą Andrių Šatevičių. Pasveikinkim dar kartą svečius. Taip. Labadiena, brangus Senųjų Trakų gyventojai ir dar netgi ir matau ir svečių. Kaip jūsų nuotaikos? Jeigu šventės pradžioje būna tokios nuotaikos, pabaigoje visada būna šokiai. Tai to jums ir palinkėsiu. Daug šypsenų, oras tikrai pasakiškas, nei per karšta, nei per šalta. Malonus vėjelės, tikrai gamta dovanoja irgi mums šventę. Tai brangus gyventojai, brangus svečiai, gražiausių emocijų, geriausių nutikimų, geriausių istorijų pasidalinimų kartu su draugais ir aišku gražios šventės. Tai švęskit, negailėkit aplodismentų visiems šiem atlikėjam, nes jie tikrai to verti. Jie atėjo jums dovanoti šventę. Ačiū. Nuoširdžiai dėkojame merui už šiltus ir gražius tokius sveikinimus. Taip pat šiandien sveikimo žodį tars ir kviečiame tarti Lietuvos Respublikos Seimo narius Editą Rudelienę ir Kęstutį Vilkauską. Irgi sutikime jos aplodismentais. Labą dieną, brangus Senųjų Trakų gyventojai, svečiai. Malonu būti kartu su jumis tradicinėje jūsų šventėje, ir šventės pavadinimas Burkimės protėvių žemėje. Man atrodo, ta bendrystė, kurią šiandien ir galime dalintis vieni su kitais, yra pats brangiausias turtas. Buvimas kartu, pasikalbėjimas, buvimas šalia, bendravimas. Tai to ir linkiu šiandien jums visiems. Geros nuotaikos, gerų emocijų ir smagaus bendravimo. Ir kaip meras sakė, tikiuosi, kad čia nesibaigs tik tai sėdėjimu, bus ir šokiai, ir dainos. Tai gražaus vakaro visiems. Labas vakaras, mėly Senųjų Trakų gyventojai, svečiai, gerbiamas merė, gerbiama kolegė Edita, visi mėly Senųjų Trakų gyventojai. Šiandien jūs švenčiate savo tokią didesnę šventę, nes Trakai yra istorinis miestas. Ir be abejo, švęsdavot anksčiau toj teritorijoje, bet smagu, kad turit savo bendruomeninę erdvę, kurioje galite tikrai labai laisvai, patogiai ir jaukiai jaustis, nes tikrai puikiai sutvarkyta. Noriu palinkėti, kad ir toliau būtumėt tokie bendruomeniški, kad kurtumėt savo miestelio istoriją, nepamirždami didingos praeities. Su švente. Seniūnė Ana Ingelevič. Aplodismentai. Labadiena, mėlieji.
Malonu, kiek taip gausiai susirinko. Smagu, geras oras, nuostabi šventė. Šiandien senieji trakai šventėm nuo pat ryto. Atlaidus turėjom ir dabar mūsų parkelė, mūsų tradicinė vasaros šventės, burkimės protėvių žemėje. Seniūnija didėja, žmonių tikrai bus. Linkiu jums geros nuotaikos, gerų įspūdžių, gero koncerto. Witam tutaj wszystkich serdecznie. Mamy takie piękne, tradycyjne święto. Gromadzimy się na ziemi naszych przodków. Pogoda dopisuje, koncert będzie piękny, głównie dobry nastrój. Gero vakaro. Vadovė Renata Juzokienė. Ši grupė sujungia autentišką folklorą su moderniomis muzikinėmis tendencijomis, sukurdami unikalų skambesį, kuris suartina mūsų protėviais ir tuo pačiu atveria duris naujiems muzikiniams horizontams. Pasitikime Folk Vibes. Dzień dobry. Ja tam zaglądała się. Tam chłopcy. Tak, tam jest fajny chłopcy. A tu nie ma? No to tylko jeden. Tak, nie ma nikogo. A co tam się dzieje? Tam ja poszła. Babcia mnie powołała, a tam córka. Niechaj siedzi, bo mnie nogi wielkie bolą. A co ona tam siedzi, to ja nie
pradėjo, mes dar